Dabar žmonės poilsiautojai važiuoja prie jūros, prie miškų panašiai. Kur jie važiuos tada, kai bus iškirstas miškas, skaičiuoti vagonus? Jie nebevažiuos į Girulius. Kurorto statusas Giruliai bus panaikintas, nors dabar dar neturim. Dėl to net svarstyti nereikėtų, kad Girulius miške būtų tokios miško kirtimai. Tai pavadinčiau genocidu. Tai yra potencialių teritorijų pilna, bet kažkodėl veržiamas yra į tai, kas yra žmonėms brangu ir jautru. Klaipėdiečiams reikės atsiskaityti ne už 30 hektarų, mums reikėtų atsiskaityti už kiekvieną nukirstą be pagrindo medį, nes mes esam labai jautrus. Mes turime tik tais 2 pasididžiavimus, turime pajūrį, kurio netiek daug Lietuvoje turime, ir turime būtent tą Girulių mišką. Taip sunkiai užaudintas miškas. Jūs turit suprasti lietuvių sielą. Aš manau, visi čia mes ją turime ir mums medis yra brangus. Taip, čia panašiai sakė, kad jeigu jūs nenorite, kad čia mes stotumėm prie medžių ir ištumėmės ir budėtumėm naktimis ir bado streikus, įsiklausykite į mūsų nuomonę, padarykite visus suderinimus, kurie reikalingi darant tokius projektus, ir nebejaudinkit mūsų visų. Tik tai saugioje ir sveikoje aplinkoje žmogus gali gyventi ir kurti savo valstybę. Miškus saugoti būtina. Ir aš absoliučiai pritariu tam klausimui, kurį miestiečiai uždavė. Aš manau, kad jūs elementariai turėtumėt išimti iš net svarstymų galimybę kirsti mišką Klaipėdos miesto plaučius. Tai nėra Girulių miškas, tai yra botaninis zoologinis draustinis, kurį suteikė netgi tarybų valdžia buvo suteikusi statusą. Tačiau 92 metais mūsų gerbiamos nepriklausomos Lietuvos Seimo narys Šimėnas pavertė Girulių girią nepilnaverčių miškų. Neva tai nepilnavertis miškas, todėl galima kirsti įvairiems poreikiams. Taigi žmonės susirinkę 1991 metais bado akciją, kuri buvo organizuota Žaliųjų sąjungos, pasirašė 40 000 žmonių prieš Girulių girios naikinimą. Tai dabar visas šitas dalykas jau yra nubrauktas, tarsi nieko nebebuvo ir vėl karuselė iš naujo. Visų pirma, Girulių giria pajūrį turi statusą. 7 kilometrai nuo jūros negalima kirsti miškų. Jūs tai žino, tarptautiniai sutarimai yra. Lietuva yra pasirašiusi. O dabar, reiškia, dėl kažkokių prekių, nepilnaverčių prekių, pigių prekių, kurios mažai duoda Lietuvai naudos, nes vertingų prekių Klaipėda neperkrauna, reikia plėsti iki begalybės. Dabar jūs sako, tokia teritorija 30 hektarų, tikrai netiesa. 30 hektarų išeis iki 200 hektarų. Tai buvo ir 92 metais. 3 vyriausybės teko su 3 vyriausybėm kovoti. Buvo sakoma, kad tik tai 30 hektarų, tai daugiausiai 50. O faktiškai 200 hektarų ir buvo nuspręsta statyti pramoninį kompleksą. Naftos, chemijos, suskystintų dujų. Kovojam, buvo priimti visi sprendimai tarp 1-2 Melnragės padaryti estakadą ir paaukoti pajūrį. 7 metus vyko karas. Ir dabar viskas vėl iš naujo. Gerbiu šitą žmogų, kuris atvažiavo iš Vilniaus. Labai teisingai pasakė. Šita Girulių giria yra apskritai nediskutuotina. Nediskutuotina. Mes turime teisę į pajūrį.